Labą vakarą visiems. Sveiki prisijungę į Vaikų linijos webinarą Ne viską išduoda žodžiai. Ir šiame webinare mes kalbėsime apie vaikų emocinius pagalbos signalus. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien nusprendėte skirti valandą šio vakaro pokalbį apie tai ir pasidomėjimui, kaipgi galime geriau pamatyti, suprasti ir atliepti, kada vaikui reikia pagalbos ir atpažinti tuos signalus, kada vaikai įvairiais būdais mums pasakoja, kad susidūrė su tam tikrais gyvenimiškais sunkumais. Aš esu Jurgita Smiltė Jasilionė, esu Vaikų linijos psichologė ir šį vakarą būsiu su jumis. Ir trumpai priminsiu, žinau, kad registruodamiesi į šitą webinarą žinote apie jo trukmę ir kaip čia šiandien darbuosimės, bet vis tiek priminsiu, kad apie 45 minutės, 50 minučių aš norėsiu jums papasakoti, ką pasiruošiau šitam webinarui, apie tuos emocinius pagalbos signalus. Ir paskui turėsime laiko jūsų klausimams. Tai kviečiu komentuoti, klausti, uždavinėti seminaro eigoje ir pabandysime, jeigu kažko nespėsime, spręsime, kaip čia atsiliepti tos klausimus, bet tikrai drąsiai klauskite ir bandysime atliepti tai, kas jums yra aktualu. O pradėti šiandien noriu nuo trumpo priminimo ir papasakojimo, apie ką yra Vaikų linija, kokią emocinę paramą teikia. Tai Vaikų linija yra emocinės paramos tarnyba skirta vaikams ir paaugliams, mokyklinio amžiaus vaikams ir paaugliams. Ir pagrindinė mūsų misija ir vizija yra išklausyti ir priimti kiekvieną vaiką, kai jam to reikia. Tad ir šis webinaras yra ne tik Vaikų linijos tokios veiklos dalis, bet taip pat noriu paminėti, kad šis webinaras yra vieno iš Vaikų linijos projekto dalis, kuriame mes gilinamės į būtent skirtingų lyčių vaikų kreipimusis ir bandome geriau suprasti, ar tikrai mūsų teikiama pagalba yra prieinama kiekvienam vaikui, ar visi skirtingi vaikai vienodai gali nuskaityti mūsų kvietimą kreiptis pagalbos. Ir tam tikrais atradimais norėsiu ir šiandien pasidalinti, bet tai yra kartu ir kvietimas jums pamatyti kiekvieną vaiką su jo tokiais unikaliais ir individualiais poreikiais, su jo kiekvieno unikaliai ir individualiai istorija, nepriklausomai nuo to, kokios jis yra lyties ir kaip jisai pasakoja apie savo sunkumus. Tad teikdami emocinę paramą, mes vadovavomės keletą tokių svarbiausių principų. Pagalba vaikams yra nemokama, anonimiška ir konfidenciali. Tai reiškia, kad vaikai kreipdamiesi į mus dviem skirtingais būdais, turime pagalbą telefonu ir pagalbą internetu. Jie neprivalo nieko nurodyti apie savo tapatybę. Viskas, ką jie pasakoja, lieka tarp vaiko ir Vaikų linijos. Mes saugome jų istorijas. Ir jeigu kartais pasakojama tam tikrus pavyzdžius iš to, ką mums pasakoja vaikai, tai turėkite omenyje, kad tai yra pagrįsta realiomis vaikų istorijomis, bet stengiamės tikrai visaip, kaip apsaugoti vaikų anonimiškumą, tad įvairias detalės, kurias vaikai atskleidžia apie save, pakeičiame arba tiesiog jas iš tų istorijų išimame. Ir taip pat dabar greičiausiai skaidrėje matote, kiek mes sulaukiame kreipimusi, tai kasdien į Vaikų liniją kreipiasi apie 260 vaikų arba 260 kartų, ar ne, nes gali būti, kad tas pats vaikas ir ne vieną kartą gali kreiptis į Vaikų liniją. Ir per 2025 metus sulaukėme beveik 82 tūkstančių skambučių ir beveik 14 tūkstančių buvo pokalbių internetu. Tai kągi šiandien aptarsime? Aptarsime, kokie yra vaikų elgesio ir emociniai signalai, kurie gali byroti apie tai, kad vaikui reikalinga tam tikra pagalba. Taip pat kalbėsime apie tam tikrus lyčių stereotipus, kuriuos esame pastebėję ir matome, kad jie gali nulemti, kiek drąsiai vaikai kreipsis pagalbos, ar kiek galų gale drąsiai įsivardins patys savo, kad galbūt man reikia emocinės paramos, kad neprivalau su visuo susidoroti pats, bet galiu kreiptis į kažkokius kitus žmonės ir paprašyti pagalbos. Ir kalbėsime apie tai, kaip jau mes, suaugusieji, galime pastebėti tuos signalus, kaip galime juos atliepti, kaip galime drąsinti vaiką kreiptis pagalbos ir galiausiai kaip ir patys galime būti su vaiku, būti šalia vaiko, jam tokiu tinkamiausiu ir priimtinu būdu padėdami susidoroti su tais iššūkiais, kurie yra iškilę tuo konkrečiu gyvenimo momentu. Ir pradėsiu nuo tokio gal ir retorinio klausimo ir galvoju tokiai akimirkai, žinoma, jūsų atsakymų neišgirsiu, bet akimirkai pagalvokite, ar ne, kada paprastai mes suaugusiai pastebime, kad vaikai turi tam tikrų sunkumų. Ar kada mums, suaugusiems, kyla koks nors nerimas, pasamprotavimas, pasvarstymas, kad galbūt mūsų vaikui ar šalia esančiam vaikui, arba vaikui mano klasėje, arba vaikui mano grupėje yra kažkokių tai sunkumų.
Tai matyt nesumeluosiu atsakydama į šitą klausimą, kad paprastai pastebime, kai yra kažkoks išorėje matomas pokytis arba elgesys. Tai dažniausiai pastebime per tam tikrus elgesio sunkumus, ar ne, per tam tikrą sudėtingą elgesį. Kartais vadinama netinkamą elgesį arba taisyklės laužantį elgesį. Ir matyt, antra grupė dalykų, per ką pastebime, tai būna per tam tikrus fizinius pokyčius, ar ne? Kaip pastebim, kad kažkokie yra galbūt fiziniai simptomai ar sveikatos sunkumai, kurie irgi gali kelti klausimą, ar tikrai nėra taip, kad vaikas, turi kažkokių tai emocinių sunkumų ir per tą fizinę sveikatą, per fizinius simptomus signalizuoja būtent apie tai. Tai man atrodo, bent jau aš pati, dirbdama ne tik tai vaikų linijoje su savanoriais, su įvairiausiam edukaciniam veiklom, bet taip pat konsultuodama vaikus ir paauglius susiduriu, kad dažniausiai tėvai kreipiasi pagalbos ir sunerimsta dėl vaiko, kai pastebi kažkokį jo elgesį. Pavyzdžiui, vaikas atsikalbinėja arba rėkia. Vaikas atrodo labai uždaras ir atsitraukęs. Arba iškyla kažkokių situacijų su bendramžiais. Mušasi, nukenčia, tampa nukentėjusiuoju arba, pavyzdžiui, agresyviai elgiasi. Arba atrodo, kad negalim su vaiku susikalbėti, ar ne, nežinau, ką besakytumėm, atrodo, kad jisai negirdi suaugusiųjų. Arba paaiškėja, kad yra kažkoks pačiam vaikui pavojingas elgesys, save žalojantis, ar ne, pačiam vaikui keliantis tam tikrą žalą. Ir įvairios kitos situacijos, nežinau, pernelyg įnikęs į kompiuterį, pernelyg staiga nutraukė visas veiklas, kurias mėgo daryti iki šiol ir panašiai ir panašiai. Tai paprastai tikrai kažkoks elgesio pokytis ir dažniausiai toks, kurį mes suvokiame kaip nepalankų arba kažkokį, nežinau, nepritampantį, nepatogų, netinkamą elgesį, matyt, būna pirmas impulsas pažvelgti į vaiką įdėmiau ir pabandyti suprasti, kas čia su juo nutiko, kas vyksta. Ir tikrai, man rodos, čia yra svarbus momentas su tokiu momentu staptelėti ir pabandyti geriau suprasti, kas gali slėpti su šito vaiko elgesio. Bet šalia to noriu irgi pasakyti, kad tas elgesys, kurį mes matome, yra tik tai tam tikra ledkalnio viršūnė. Ir kai mes pamatome tą elgesį, kartais susirūpiname, kartais galbūt baudžiame vaiką, kartais pykstame ant jo, kartais moralizuojame, kartais pykstamės su juo, ar ne? Bet ne visuomet pamatome, o kasgi slepiasi po tuo netinkamu arba kitam žalingu arba pačiam vaikui žalingu elgesiu, nes pats elgesys tai yra tik tai išorė, ar ne, kuri byloja, kad vaiko vidinėme pasaulyje yra tam tikrų emocinių sunkumų. Tai čia jau jūs ir matote, ar ne, ledkalnį, kurio viršuje mes ir girdime štai tuos, nežinau, žodžius, kuriais kartais kalbame apie vaikus. Neklauso, rėkauja, prilipęs arba prilipusi, jam arba jai niekas nerūpi, nepasotinamas arba nepasotinama, kiek duotum vis tiek yra negana, tinginys, nemotyvuotas. Ir man rodos, galėčiau tęsti be galo, kiek įvairiausių žodžių vaikai kartais girdi iš mūsų, nors ir besirūpinančių jais, bet šalia to labai skaudžių žodžių, ar ne? Nes, nežinau, nerimauti dėl kažko ir dėl to būti pavadintų tinginiu tikrai gali būti labai skaudu. Tarsi jaučiuosi nepamatytas to, kad man tai viduje yra sunku ir baisu kažko. Ir gal dėl to aš atidėlioju, nieko nedarau, bet tuo tarpu suaugusiai tą elgesį interpretuoja kaip tinginystę arba kažkokią visišką nemotyvaciją. Tai va toje apačioje, ar ne, ką mes matome ledkalnio gilumoje, tai gali matyti pačius įvairiausius vaikų jausmus. Tai gali būti nerimas, tai gali būti nesaugumas, tai gali būti nuovargis, gali būti jausmas, kad aš niekam nerūpiu, gali būti ryšio trūkumas, ar ne, arba toks jausmas, kad aš kažkaip esu nematomas, niekas manęs nemato, arba aš niekam nerūpiu taip, kaip norėčiau rūpėti. Tai tikrai, tas toks giluminis lygmuo, dėl ko vaikai ir paaugliai kartais elgiasi netinkamai, dedu į kabutes, nes tikrai tas netinkamas elgesys dažnai gali būti pagalbos prašymas. Tas giluminis lygmuo gali būti pats įvairiausias. Tai va šiandien ir noriu kartu su jumis šiek tiek giliau panardyti po šitas gilumas ir pabandyti geriau suprasti ir ne tik geriau suprasti, bet ir padrąsinti jūs jautriau ir aktyviau reaguoti ir taip labiau palaikančiai reaguoti į įvairiausius signalus, kuriuos mes kartais suaugusiai galim pamatyti kaip tokį netinkamą elgesį, o tuo tarpu vaikai per tą elgesį signalizuoja, kad turi tam tikrų sunkumų. Tai kaipgi vaikai pasakoja apie savo sunkumus? Vaikų linijos patirtyje ir pati vaikų linija, ar ne, yra skirta tokiai žodiniai pagalbai. Tai reiškia tikrai vaikai ir paaugliai, kurie kreipiasi į mus, jie paprastai pasakoja žodžiais apie sunkumus.
Bet savo patirtyje ir jūs, ir nebejotinai aš tą galiu paliudyti, yra daugybė kitų būdų, kaip vaikai pasakoja apie tai, kad sunkumai atsirado ir kad jie norėtų kažkokios tai pagalbos. Ir čia aš noriu pakviesti pagalvoti apie kelias grupės tokių signalų, kuriais vaikai gali byloti, pasakoti, siūsti tam tikrą pagalbos šauksmą, kad man yra kažkas tai sunku ir sudėtinga. Tai tą, ką mes jau aptarėm, tam tikri elgesio pokyčiai ir paskui padiskutuosime truputėlį daugiau, kada tikrai yra svarbu atkreipti dėmesį į tuos elgesio pokyčius, nes yra vienkartiniai atvejai, kad, nežinau, vaikas supykęs kažkam tai trenkia arba kažkaip, nežinau, sugadina kokį daiktą, bet tas elgesys nesikartoja. Tai tikėtina, kad ta vienkartinė situacija yra šiek tiek vienokio lygio simptomas, negu situacijos, kurios kartojasi, nežinau, vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, arba nuolat pastebim, kad štai vaikas, kuris, nežinau, nesielgdavo kažkaip agresyviai, bet agresyvus elgesys pradeda kartotis. Tada kita grupė signalų, kurią mes galim pastebėti, tai yra ryškios emocijos ar emocijų reguliavimo sunkumai. Tai mano irgi jau rodyti tie pavyzdžiai, kai vaikas atrodo ypatingai liūdnas, ypatingai atsitraukęs, staiga atrodo tampa kažkoks bejėgiškas arba išgyvena tam tikrą beviltiškumą. Ar matome labai daug pykčio, tai nebūtinai yra išreiškiama per kažkokį netinkamą elgesį, bet tiesiog supyksta, greitai užsidaro savo kambaryje, nenori bendrauti. Tai tikrai irgi, kai atsiranda kažkurios emocijos labai daug, irgi tada tampa svarbu suprasti ar pasigilinti, kas nutiko, kad tos emocijos yra tiek daug. Tada kūno simptomai ir jie yra tikrai labai įvairūs, ne tik tai mums, nežinau, klasikiniai žinomi, tokie kaip pilvo skausmai, kažkoks pykinimas, negerumas ar galvos skausmai. Tikrai yra ir daugiau kūno simptomų, kuriuos verta taip atidžiau sužiūrėti ir juos atidžiau įvertinti. Ir žinoma, pasikeitę santykiai su svarbiais žmonėmis. Ar tai būtų bendramžiai, ar tai būtų suaugę žmonės, ar tėvai, ar mokytojai. Jeigu keičiasi santykis, tai irgi gali byloti, kad kažkas keičiasi ir vaiko vidinėme pasaulyje. Toliau tos pagalbos signalus norėčiau trumpai aptarti pagal amžiaus grupės, nes irgi matyt sutiksite, kad galvodami apie vaikus turime labai tokį platų raidos tarpsnį. Ir vaikai, kurie yra, nežinau, 2, 3, 4, 5 metų, jie gerokai skiriasi nuo tų paauglių, kuriems yra, tarkim, 14, 15 ar net 18 metų, ar ne? Nes vis tiek šiandien kalbame labiau apie mokyklinio amžiaus vaikus ir paauglius. Tai pirmoji grupė, aš jau labai smulkmeniškai nedetalizuosiu, nes netgi mažų vaikų pagalbos signalus arba mažų vaikų raidą mes galėtumėm suskirstyti bent į keletą etapų, ar ne, kūdikystė, ankstyvoji vaikystė 2-3 metai, iki mokyklinis amžius, bet čia aš taip labiau apjungsiu tokią bendrą grupę, tai čia galvokime apie vaikus iki mokyklos. Tai galbūt žinot, kai vaikas yra labai mažytis, kūdikis nuo gimimo iki metų 2, kai jisai būna nuolat su tėvais, arba didžiąją dalį laiko leidžia su jį globojančiais asmenimis. Tai tikėtina tikrai, kad daugumą jo tokių elgesių galime ir pastebėti ir jo kažkokius, nežinau, diskomfortą, frustraciją, nerimą ar baimę galime sureaguoti. Bet matyt labiau sunkumų ar iššūkių kyla, kai jau mes nebematome savo vaiko tiek daug, ar ne, arba kai jau atsiranda daugiau suaugusių, kurie prižiūri vaiką. Tai jeigu, pavyzdžiui, vaikas dalį dienos leidžia ugdymo įstaigoje, paskui grįžta namo, jau čia atsiranda, galbūt kažką mes pastebime namuose, galbūt kažkas yra pastebima ugdymo įstaigoje ir kai kuriuose situacijose tikrai iki galo suprasti, tai kada čia vaikui reikia pagalbos, ar kada tikrai mes galim pamatyti, kad jam yra sunku, gali būti ne taip paprasta. Tai čia matote tokį, tikrai aš gal sakyčiau taip nebaigtinį sąrašą, bet tokį pagrindinį simptomų sąrašą, kokie elgesio arba emociniai pokyčiai arba pasikeitę santykiai su artimiausia aplinka mažų vaikų atveju gali byloti apie tai, kad kažkas jiems yra sudėtinga, kad yra kažkoks emocinės pagalbos poreikis. Tai pirmiausia vis tiek yra tokie labai matomi dalykai, ar ne? Pavyzdžiui, verksmingumas. Jeigu vaikas atrodo dirglesnis, dažniau verkia, atrodo labai greit susijaudina, tai irgi yra toksai vienas iš signalų, kad kažkas yra sudėtinga. Miego sutrikimai arba valgymo sunkumai, tai čia irgi tarsi patektų į tą tokį fiziologinio funkcionavimo lauką, ar ne, kur mes galim pastebėti labai irgi taip akivaizdžiai. Staiga vaikas pradėjo miegoti prasčiau, pradėjo prabudinėti naktimis. Lyg tai užmigdavo ramiai, dabar kažkaip labai prailgėjo miego užmigimo laikas. Arba kaip tik valgo labai daug. Pavyzdžiui, būna
kad dalis darželinio amžiaus vaikų, tam tikrais emociškai sudėtingais laikotarpiais grįžę, pavyzdžiui, po darželio, po ugdymo įstaigos, labai daug nori valgyti, arba atrodo, kad labai godžiai valgo, arba atrodo, kad jau tikrai ir ką tik pavalgė ir dar nori valgyti. Tai tarkim, nevalgymas arba per didelis valgymas irgi gali būti signalas, kad yra kažkokių tai neišreikštų jausmų arba tam tikrų vidinių sunkumų. Žaidimo pokyčiai. Mažų vaikų pagrindinė veikla yra žaisti. Jie kuria pasaulį per žaidimą, jie mokosi daugybę dalykų per žaidimą. Per žaidimą jie taip pat ir suvirškina, dėčiau taip į kabutes, ar ne, dienos įspūdžius ir įvairiausius jausmus, kuriuos jie patyrė ir išgyveno dienos metu. Tai irgi, jeigu pastebime, kad staiga kažkokių žaidimų nebežaidžia arba kažkokių temų žaidimuose pasidarė labai daug, ar ne? Arba atrodo pradeda žaisti, staiga viską griauna. Tai tikrai, tokie irgi pokyčiai, kur atrodo vaikas žaisdavo vienaip, dabar tas žaidimas pasidarė kitoks, irgi gali būti signalas, kad kažkas kažkokių turi sunkumų ar kažkokių neišsakytų jausmų. Regresas. Kitaip tariant, kai vaikas tarytum sumažėja, tai ką jisai mokėjo daryti, dabar atrodo nebemoka. Tai ką jisai padarydavo be kitų pagalbos, dabar staiga prašo, kad padėtų suaugusieji padaryti. Nežinau, nebenori valgyti pats, prašo būti maitinamas. Nebenori pats vienas nueiti į tualetą, prašo, kad jį palydėtų. Tai bet koks toksai vaiko sumažėjimas irgi reiškia, kad pasirūpinkite manimi, man dabar kažkas yra sunku ir man suaugusių dėmesio, globos ir rūpesčio šituo periodu reikia daugiau negu tarkim buvo prieš tai. Agresyvus elgesys, ar ne, arba didelis dėmesio siekimas, toks elgesys, kuris atrodo labai, nuolat kviečiam pastebėti vaiką, ar ne, arba priešingai kažkoks labai ypatingas atsitraukimas, kur atrodo, kad vaikas tarsi išėjo iš santykio, būdavo santykio, bet dabar tarsi nebeieško to santykio. Tai vėlgi kažkoks elgesio pokytis, kurį galime pastebėti ir kuris irgi byloja, kad kažkas yra sudėtinga. Na ir kaip minėjau, ar ne, tam tikri kūno simptomai, bet dar juos norėsiu paminėti šiek tiek atskirai, tai galėsim prie jų sustoti truputėlį vėliau. Tai kalbant apie mažus vaikus, matyt, yra tokie, spektras platus, yra tikrai labai įvairūs dalykai, kurie gali byloti apie vaiko tam tikrus emocinius sunkumus, ką tikriausiai svarbu mums turėti omenyje kaip suaugusiems. Tai vienas dalykas, nesureikšminti vieno simptomo kaip paties savaime, bet žinoma yra labai svarbu, jeigu kad ir vienas simptomas, bet jis yra labai intensyvus, jo yra labai daug, jis labai dažnai kartojasi arba yra labai dėsningas. Pavyzdžiui, kad ten kažkoks pilvo skausmas pasikartoja konkrečioje tam tikroje situacijoje. Arba ten nenoras atsitraukti nuo mamos arba tėčio irgi kartojasi toj pačioj, panašiose situacijose. Tai kai mes pastebim pasikartojamumą, pastebime dėsningumą, kai simptomas atrodo intensyvus, tada yra labai svarbu pabandyti suprasti, kas vyksta ir galbūt susirinkti daugiau informacijos, jeigu man pačiam vienam sunku susigaudyti, kas pasikeitė vaiko gyvenime, dėl ko jis gali taip jaustis. Nes matyt, gana tokios klasikinės situacijos, kurias jeigu klausosi žmonės, kurie turi daugiau negu vieną vaiką, tai tikrai galite atpažinti, kad, pavyzdžiui, kai kurie dalykai nutinka, kai šeimoje atsiranda kitas šeimos narys, ar ne, kai gimsta jaunesnis brolis arba sesė, štai mūsų vyresnis vaikas taiga regresuoja arba tampa toksai mažesnis, prašo daugiau mūsų dėmesio. Ir tai yra, viena vertus atrodytų, argi čia emocinis sunkumas, ar ne, tai tiesiog atsirado kitas šeimos narys. Bet tikrai žinome, kad tai yra didelis pokytis vaiko gyvenime, ar ne? Ir ten tas jaunesnis brolis arba sesė, tai yra ir šeimai džiaugsmas, bet vyresniam vaikui tai yra ir didelis pokytis, kur jis tikrai gali nežinoti, kaip su to dorotis, kaip čia ir toliau būti tokiu pat mylimu ir gauti tiek pat dėmesio, kiek jisai troško ir gaudavo iki šio momento. Keliaukime toliau ir kita amžiaus grupė, kurios irgi tokius pagalbos signalus noriu trumpai paminėti, tai yra jaunesnio mokyklinio amžiaus. Ir čia aš taip kalbėsiu nuo vaikų, nuo to, kai jie pradeda eiti į mokyklą maždaug iki paauglystės, iki kokių 11-12 metų. Nes irgi čia viena vertus šito amžiaus vaikai, jie įgauna daugiau žodyno, jie jau daugiau gali kalbėti, papasakoti žodžiais ir jau čia yra tas amžiaus tarpsnis, kada vaikai gali ir išorėje kreiptis pagalbos. Pavyzdžiui, mes tikrai sulaukiame ar čato pokalbio, ar skambučių iš būtent jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų. Kai tuo tarpu iš iki mokyklinukų dažniausiai nesulaukiame, ar ne, nes jie matyti tos pagalbos, jeigu ir skanuoja ir ieško, tai ieško visų pirma artimiausioje aplinkoje.
Tai čia bus labai tokių panašių dalykų, kaip štai, pavyzdžiui, staigus elgesio pokyčiai patys įvairiausi. Ar tai būtų agresyvus elgesys, ar tai būtų kažkoks atsiradęs ypatingas nerimavimas ar ne tam tikrose situacijose, ar abejingumas, ar atsitraukimas, ar kažkoks didelis aktyvumas ar ne. Tai įvairūs staigus ir netikėtai atsiradę elgesio pokyčiai, kurie kurį laiką kartojasi, yra signalas, ir iš esmės jisai eina per visas amžiaus grupės. Šio amžiaus vaikų pagrindinė veikla yra mokymasis. Tai atsiradę mokymosi sunkumai, ypač jeigu iki tol vaikas neturėjo, dabar atsirado, arba nežinau, pavyzdžiui, šiaip sekėsi neblogai dalyvauti pamokose, staiga pasidarė labai blaškus dėmesys, nebesusikaupė. Arba atrodė, kad lyg ir sekasi laikytis, nežinau, susitarimų, taisyklių, kažkokių tų elgesio rėmų, kurie yra mokykloje, bet dabar staiga nebesiseka to daryti. Tai mokymosi sunkumai ir buvimo tam tikroje aplinkoje, mokymosi aplinkoje sunkumai irgi yra signalas, kad irgi kažkas įvyko, dėl ko tapo sunkiau susikaupti, dėl ko tapo sunkiau išmokti tą mokymosi medžiagą, su kuria iki šiol atrodo vaikas dorojasi visai neblogai. Melavimas, taisyklių laužimas, agresyvus elgesys, stiprios emocijos, kurias irgi galime pastebėti ar mokyklinėje aplinkoje, ar pavyzdžiui namuose, pasikeitę santykiai su tėvais arba svarbiais bendramžiais, pavyzdžiui, buvo draugų grupelė, su kuria draugavo, arba buvo draugas, su kuriuo kažkaip smagiai leido laiką, dabar staiga su tais draugais nebedraugauja, arba atrodo, kad iš vis, arba pradėjo siųsti kažkaip tai minėti, arba išgirstate signalų, kad tarkim nebeturi vaikas kažkokių artimų draugų klasėje. Tai čia irgi yra tokio amžiaus vaikams, tikrai draugystės yra svarbi jų gyvenimo dalis, tai tada draugų praradimas gali būti irgi labai stiprus toks emocinis iššūkis pačiam vaikui dorojantis su juo. Ir įvairūs kūno simptomai, kurie gali būti tiek jaunesniam amžiuje, juos galim per vienus dalykus pastebėti. Čia jau tikrai dažnai vaikai gali ir žodinti, skauda, pykina, ar ne, esu pavargęs, labai sunku atrodo, tikrai vaikas dažnai skundžiasi nuovargio, labai dažnai pastebėm, kad didelis yra nuovargis. Ir taip pat, nežinau, nenustiksta vietoje, pasidaro kažkoks atrodo dirglesnis pats ir tą matom ir per emocijas, ir per elgesį, ir per tokių kūno judesius. Tai tie tikrai kūno simptomai, jų spektras gali būti įvairus. Vėlgi, jeigu jie kartojasi, jeigu pastebėm, kad jų yra daug, tai tada yra svarbu irgi kelti savo klausimą, o kas po tuo slepiasi. Na ir trečioji grupė, tai yra paaugliai. Ir jeigu galvojam apie paauglius, tai jau žinome, kad tai yra amžiaus tarpsnis, kuomet suaugusiuosius prisileisti arti dažnai nesinori, ar ne, paaugliai atrodo tarsi labiau jau kūrė tokią savo gentį, savo grupę, savo svarbius žmonės būrė, tai tuos bendraamžius, vis svarbesni tampa bendraamžiai, vis daugiau laiko leidžia su bendraamžiais. Tad šitame amžiaus tarpsnė, kuo kartais būna galbūt sudėtinga pastebėti tam tikrus pagalbos signalus arba tokį kvietimą pamatyti, nes kartais neaišku, kur čia yra natūrali paauglystės dalis, ar ne, nežinau, kažkoks dirglumas, arba nenoras kalbėtis, arba toks savo privačios erdvės saugojimas, kuomet tėvai arba kiti suaugę bando pakalbinti, o atrodo, kad paauglys tiesiog, nežinau, užtrenkia tiesioginę tą žodžio prasme, ar ne visai tiesioginę duris prieš pat nosį, sako, ne, aš nekalbėsiu, ar ne apie tai. Tai tikrai šitame amžiaus tarpsnė atsiranda daugiau maskavimo, nes paaugliai net ir jausdami, kad yra kažkas sunku, neretai gali keltis jau lūkestį, kad aš turiu su tuo susidoroti pats, ir tada irgi yra labai svarbu mūsų pastabumas ir pamatymas. Yra tas, gal visgi jam yra kažkokių tai sunkumų ir reikia apie tai su juo pasikalbėti. Ir tada mūsų proaktyvus dalyvavimas, proaktyvus klausimas, toksai pakalbinimas, pamatymas, atspindėjimas, ką aš pastebėjau, gali būti labai svarbus žingsnis, prakalbinant paauglį ir parodant, kad jis yra matomas. Tai aš galvoju, kas čia galbūt yra nauja, galvojant apie kitas amžiaus grupės, ar ne? Tai tikriausiai ironija ir cinizmas, nes tikrai šito amžiaus jauni žmonės, jie įgauna, jų žodynas ne tik tai plečiasi, ar ne, ir jie jau daug turi galimybių ir pasakyti, ir įvairiais būdais pasakyti, bet jie tikrai gauna naujų tokių bendravimų ir socialinių tokių ypatumų. Tai jie tikrai, nežinau, jeigu pastebim, kad kažkaip ypatingai ciniškai žvelgia į pasaulį, nors anksčiau to nebuvo, ironizuoja daugybę dalykų. Tai irgi gali būti vienas iš būdų kalbėti, kad kažkas man yra sunku, bet aš apsišarvuoju štai tą ironiją arba cinizmų tam, kad neparodyčiau, kaip man tai yra jautru arba kaip man tai yra svarbu. Rizikingas elgesys, kuris visų pirma atsiranda ir daugiausiai atsiranda paauglystėje, toks kaip alkoholis, rūkymas ar kažkokių kitų psichoaktyvių medžiagų
vartojimas. Tai irgi yra, kaip pasakyti, jaunesnėme amžiuje gali būti, bet paprastai prieinamumas yra žymiai mažesnis, dėl to mes retai kada pastebim, bet štai paauglystėje jisai atsiranda ir dažnai tai irgi yra būdas ir reguliuoti nerimą, ir pritapti prie bendramžių, ir ieškoti, nežinau, artimų santykių, ir jausmo, kad esu svarbus ir panašiai. Beprasmybės jausmas ir egzistenciniai klausimai, tai čia yra viena vertus tokia ir paauglystės dalis, kada paaugliai tarsi tikrai permasto ir bando suprasti, kokia mano vieta pasaulyje, kokia čia prasmė, ką aš turiu nuveikti, arba pamato tam tikrus dalykus naujomis spalvomis ir tada irgi ieško, kaip su tuo būti. Bet jeigu tas beprasmybės jausmas ar egzistenciniai klausimai yra tikrai tokie labai visą apimantys, labai sustangdinantys paauglį, neleidžiantys jam kažkaip išjudėti, tai tikrai irgi gali žymėti, kad jam yra sunku su tuo. Ir kad galbūt reikia kažkokios tokios papildomos paramos ir palaikymo, kaip su tuo būti. Ir man rodos visi kiti dalykai yra jau gana tokie girdėti ir kitose amžiaus grupėse, nes tikrai ar tai būtų kūno simptomai, ar tai būtų užsisklendimas, ar staigus nuotaikų pokyčiai, tai jie tikrai, mes matom, kad per skirtingas amžiaus grupės visi šitie simptomai eina, tik tai žinoma, kad vienaip tą nuotaikų svyravimą pamatysime, tarkim, paauglystėje, kur galbūt yra tokio, nežinau, gali būti labiau tiesiogesnio pykčio į suaugusiosius, kažkokio tai nepagarbaus atrodo bendravimo su suaugusiais, atšovimo, atkirtimo, kai tuo tarpu mažesni vaikai galbūt tą labiau parodys per visai kitą, jie, nežinau, nekeiks ten suaugusio arba nekalbės kažkaip nepagarbiai, o galbūt priešingai, ar ne, tas staigus nuotaikų svyravimas gali būti tai prilipimas, tai staiga visiškas atsitraukimas, tai tikrai tas elgesys gali skirtis, bet už to simptomas vis tiek yra tas pats, ar ne, staigus pokyčiai, kūno pokyčiai, maisto arba miego pasikeitimai ir panašiai. Ir kaip minėjau, atskirai noriu dar paminėti apie tokius kūniškus emocinius sunkumų signalus. Ir tikrai, jeigu pagalvotume apie save, kaip apie suaugusiosius, kurie jau turime daug patirties, turim daug visokiausių žinių, tikriausiai jūs kiekvienas irgi aptiktumėte, kad kai nerimaujate, kai yra kažkokių sunkių jausmų viduje, per kūną galime tuos jausmus irgi pajausti. Ir kartais būna, kad net pirmiau galbūt galim pajausti kūno tam tikrus simptomus ir paskui suprasti, o kas čia vyksta, ar ne, kas su manimi nutiko, kad tie kūno pojūčiai yra. Tai tikrai galvojant apie tokius kūną, kaip irgi emocinių sunkumų signalinę erdvę, ar ne, tai tikrai vaikai kartais kūną pasitelkia kaip tam tikrą raminimosi erdvę. Ir kūnas vaikams padeda nurimti. Tai štai prieš šitą webinarą, čia, kadangi aš tikrai nesu viena, čia yra visa komanda, kuri man padeda, ar ne, tame webinare būti, tai juokavom, kad aš irgi ir muistausi, ir sėdžiu, ar ne, nes tikrai, pavyzdžiui, nerimas yra labai kūniškas jausmas. Ir aišku, kad aš nerimavau prieš išeidama į šitą tiesioginį eterį ir bendraudama su jumis. Ir tada kartais norisi ir gal pečius pajudinti, ir biškį pajudėti. Tai štai čia yra vienas iš pavyzdžių, kad yra nerimas. Bet yra įvairūs kiti dalykai. Nagų kramtymas, odelių krapštinėjimas, lūpų kramtymas. Kartais būna, kad, ar ne, pavyzdžiui, pas mane ateina vaikai ar paaugliai ir kartais lūpos atrodo net iki kraujo nukramtytos, ar ne, kur atrodo, sėdi pamokose arba kažkokiose vietose ir taip neramu ir viskas, ką turi tuo metu, tai yra kūnas, ar ne, ir tada jisai tampa ta raminimosi erdve. Odos kasimas būna, kad kartais labai iki žaizdelių nusidrasko kai kurie vaikai, kai nerimauja, ar ne, spuogų ar šašų krapštimas, atsiradę tikai. Tai va štai čia yra įvairios apraiškos, kaip kūnas tampa ta raminimosi erdve. Ir tada irgi yra svarbu suprasti, kad, nežinau, jeigu mes pastebim, kad vaikas kramto nagus, tai tiesiog pasakymas, nekramtyk, negražiai atrodo, tai čia neestetiška ir panašiai, jis niekaip vaikui nepadeda. Nes tai kartais tai gali virsti ilgainiui kaip įpročiu, bet visgi pirminis impulsas dažnai būna dėl to, kad neramu, aš neturiu kitų įrankių, kaip su to nerimu būti, o kūnas visą laiką yra su manimi. Kitas, ar ne, tokia kita kūniškų simptomų grupė yra tokie somatiniai simptomai be aiškios priežasties. Ir čia yra tie klasikiniai galvos skausmas, pykinimas, pilvo skausmas ir panašiai. Bet šalia to, tai pavyzdžiui, gali būti yra vaikai, kurie dalinasi, kad tarsi kažkoks gumulas gerklėje atsiranda. Būna situacijų ir, man rodos, ir suaugę, jis sako, atrodo, tarsi dingsta balsas, ar ne, kai labai nerimauju ir yra situacijos, kur reikia kažką tai pasakyti. Oro trūkumas, kai tikrai pastebiu, kad ar kažkoks labai paviršutiniškas kvėpavimas, arba atrodo, kad nuolat kažkaip tai negalėjai iki galo įkvėpti. Dažnas nuovargis, įtampa raumenyse, arba, pavyzdžiui, dažnas noras įti išlapintis. Tai irgi yra įvairūs simptomai, kad yra kažkoks labai intensyvus jausmas viduje ir kūnas tada pasitelkiamas kažkaip tam
simptomui išreikšti, ar ne, tam jausmui išreikšti. Ir trečia grupė, kalbant apie tos kūniškus emocinius simptomų signalus, yra judesio ir laikysenos pokyčiai. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai būna situacijų, ypatingai jeigu kurį laiką nematom vaiko, ar ne, ir čia būna, nežinau, vasara, buvo vasara, kada nesusitikom, čia ypač galvojant apie ugdymo įstaigas, ir galim pastebėti, kai kurie vaikai atrodo kaip tik, ar ne, nežinau, ateina užaugę, sustiprėję, ar ten tokie labai išsitiesia, o kiti kaip tik galim pastebėti, kad staiga tarsi susigūžta, tarsi slepiasi savyje. Tai tikrai pastebėti, kai yra kažkoks kūno pokytis, kuris gali slėpti, nežinau, padidėjusi nepasitikėjimą savimi. Ar ne, kažkokį nuolatinį abejojimą, nežinau, nepasitikėjimą dėl savo išvaizdos. Arba ten, pavyzdžiui, per didelis aktyvumas, lingavimas, kuris irgi būna, padeda kai kuriems vaikams ramintis. Stereotipiniai judesiai. Ir čia aš tikrai kalbu ne tik tai apie vaikus, kurie galimai turi kažkokių tai ypatingų specialiųjų poreikių arba turi kažkokią tikrai raidos ypatumų, ar ne. Tai tikrai gali būti ir visiškai prastinės raidos vaikai, kurie pasitelkia irgi kūną tam, bet judėdami ir išjudėdami kaip tokį būdą nusiraminti. Ar kaip tik, pavyzdžiui, sulėtėja judesiai, kur atrodo, kažkaip viskas vyksta žymiai lėčiau. Nerangumas, fizinio kontakto vengimas arba intensyvus jo siekimas, tai irgi yra įvairūs tokie per kūną išreiškiami signalai apie, tokį irgi vidinio pasaulio sunkumus arba intensyvius viduje jaučiamus jausmus. Tai kūnas tikrai kartais pasako tai, ką vaikui sunku įžodinti. Ir kartais net ir turėdamas žodžių, vaikas nebūtinai drįsta pasakyti ir tada kūnas gali tapti pirmąją priemonę, per ką vaikas signalizuoja, kad norėtų kažką papasakoti mums, bet galbūt neranda laiko, vietos ar galimybių, kaip tą padaryti. Tai judėkime prie kitos temos. Ir klausimas, kurį toliau noriu su jumis pagvildenti, tai ar skirtingų lyčių vaikai vienodai prašo pagalbos, vienodai signalizuoja apie pagalbą ir galbūt taip išplečiant daugiau kartų, ar vienodai ir reikia tos pagalbos skirtingų lyčių vaikams. Tai visi, kurie registravotės į šią paskaitą, buvote kviečiami ir įvertinti keletą tokių teiginių. 3 buvo teiginiai ir mes prašėm nuo 1 iki 10 įvertinti, kiek pritarėte tiems pateiktiems teiginiams. Tai ką jūs dabar matote? Matote visus 3 teiginius ir vidurkius. Ne? Koks buvo visų užsiregistravusių į šitą webinarą toks suvidurkintas vertinimas. Tai pirmasis skambėjo taip. Berniukai iš prigimties yra mažiau linkę kalbėtis apie savo jausmus, todėl rečiau kreipiasi emocinės paramos nei mergaitės. Tai žiūrint pagal vidurkį, mes matome, kad štai mūsų grupė, kuri čia planavo dalyvauti, nežinau, ar visi šiandien turėjot galimybę sudalyvauti webinare, labiau pritarė šitam teiginiui, negu nepritarė, ar ne? Labiau link 10, aukščiau nei vidurkis yra, negu viduriukas, negu 5. Ir čia iš tiesų, man rodos, vienas yra iš tokių tikrai stereotipinių matymų, kad tarsi berniukams, ne taip gal yra svarbu kalbėtis apie jausmus nei mergaitėms, kas tuo tarpu, aš pasiremsiu į vaikų linijos statistiką ir galbūt paneigsiu, ar ne, nes štai vaikų linija yra erdvė, į kurią galima kreiptis emocinės paramos. Tai pagalvokit, kokį spėjimą duotumėt, kiek kreipiasi berniukų, kiek kreipiasi mergaičių. Ir mūsų pastebėjimai yra tokie, kad jeigu imame visus kreipimusis į vaikų liniją, tai yra maždaug 45% berniukų kreipiasi, 30% mergaičių kreipiasi ir likusi dalis tai yra, kuomet lytis nėra aiški. Kadangi vaikai, kai kreipiasi čiatu, internetu, jie turi galimybės nenurodyti savo lyties, o taip pat ir kalbantis telefonu būna, kad tai yra arba grupelė vaikų kreipiasi, arba iki galo nėra aišku, ar ne iš balso ir tada lytis lieka nenustatyta. Tai vienintelė persvara, kur berniukų kreipiasi mažiau, tai būtent pagalbos čiatu. Kad čiato pokalbiuose mes esam pastebėję, kad 3 kartus daugiau kreipiasi mergaičių negu berniukų. Tad mūsų tas tyrinėjimas ir bandymas suprasti, kiek vaikų linijos emocinė parama yra priimtina ir prieinama visiems vaikams, tarsi rodo, kad pagalbos reikia visiems ir berniukams tikrai jos reikia ne mažiau negu mergaitėms. Tik tai klausimas, kuris būdas yra priimtinesnis. Ir gali būti, kad čia klausimas, kurį mes toliau vis dar bandome suprasti ir atsakyti, kuo čiatas atrodo galbūt mažiau patrauklus negu telefonas. Nes atrodo ir ten pokalbis, tačiau atrodo, kad telefonu skirtingų lyčių vaikams yra panašiai patogu kreiptis, bet štai čiatas, jisai tarsi pritraukia daugiau mergaičių negu berniukų. Antras teiginys buvo, mergaitės dažniau ieško emocinės paramos, nes jos turi emocinių sunkumų, o berniukai rečiau, nes jų sunkumai susijęs su elgesiu. Tai čia taip maždaug suvidurkinus beveik 5 gavosi, ar ne? Tai panašu, kad panašus kiekis yra linkęs nepritarti, panašus kiekis yra linkęs ar nepritarti.
Tai čia tikrai irgi žymi vieną iš tų tokių kartais, gal mūsų irgi tokių stereotipų nulemtų vertinimų, kad tarsi berniukai tai per elgesį kažką tai parodo, o mergaitės per emocinius simptomus, bet iš tikrųjų ir vieniems, ir kitiems yra būdinga tiek viena, tiek kita. Ir trečiasis teiginys, kuriam, kaip matote, dauguma esate linkę nepritarti, ar ne, kad vaiko agresyvus elgesys yra netinkamo auklėjimo pasekmė, o ne pagalbos prašymas. Tai tikrai yra labai svarbu prisiminti ir nuolatos tikrai pamatyti, kad kai vaikas pasielgia agresyviai, kai jisai kažką nuskriaudžia, tai tikrai negalvoti apie tai, kaip nubausti, kaip kuo daugiau užbarti, bet labai galvoti apie tai, o kaip mes galime šitam vaikui padėti. Kokios pagalbos jam reikia, kad jisai per agresyvų elgesį štai tokiu būdu pasakė, kad man yra sunku. Ir aišku, šitie teiginiai, ar ne, kuriuose jūs irgi atspindėjo tam tikrą nuomonių įvairovę, kelia klausimus. Tai visgi atrodo jau tikrai daugybę metų kalbam, kad ir berniukai gali verkti, ir jausmai yra visiems būdingi, ir visi gali jausti. Ir jau atrodo, kad labai daug yra ir tėvų, ir suaugusių, kurie sako, tikrai čia nėra tai, kad berniukai turėtų būti stiprus, o mergaitės jau ten gali kažkaip tai būti pažeidžiamos ir silpnos, ar kažkaip tai, ar net atrodo labai keičiam šitas nuostatas. Bet visgi realybėje aš sakyčiau, kad vaikai iki šiol labai daug gauna įvairiausios informacijos, sąmoningai ir nesąmoningai jos suvartoja apie tai, ką reiškia būti mergaitė šioje visuomenėje ir ką reiškia būti berniuku šioje visuomenėje. Ir šios nuotraukos, kurios yra įdėtos čia skaidrėje, tai yra per paiešką, aš ruošdama šitą prezentaciją, ieškodama kaip iliustruoti, tiesiog uždaviau tokį, paprašiau surasti man grupės vaikų, kurie tiesiog nuotraukos, kurias yra pavaizduota grupė vaikų. Ir štai jūs matote dvi grupės vaikų. Vienoje grupėje mergaičių, tai nebuvo grupė mergaičių, grupė berniukų, kitoje grupė berniukų. Nemačiau nei vienos nuotraukos siūlomos, kur berniukai štai taip sėdėtų, kaip čia yra pasodintos šitos mergaitės. Tai tikrai mes vaikus auginame skirtingos lyties ir kartais tam tikras žinutes apie tam tikrus stereotipus perdodame patys kažkaip budriai jų nepastebėdami ir nepamatydami. Kodėl yra svarbu kalbėti būtent šitam emocinės paramos lauke ir bandant suprasti, kada vaikui reikia pagalbos, kodėl yra svarbu kalbėtis apie tam tikrus stereotipus? Todėl, kad vaikų emocijų raiška ir galimybės kreiptis emocinės paramos labai priklauso nuo to, kaip mes juos auginame ir kokias žinutės jiems siunčiame. Ir apskritai, nors atrodo, kartais būna daug diskusijų, kad taigi tiek biologiškai yra nulemta ir berniukai mergaitės nėra visiškai identiškai, jie turi skirtingą kūną ir atrodo, kad smegenyse aptinkama tam tikrų skirtumų tarp berniukų ir mergaičių. Visgi dauguma tyrimų rodo, kad kaip vaikas kalbės apie emocijas, kiek tai bus jam svarbi tema, kaip jisai kreipsis pagalbos, kaip jisai išreikš tam tikrus ar ne savo poreikius ir panašiai, šitie dalykai priklauso ne nuo įgimtų ypatumų, bet tai priklauso nuo socializacijos. Tai reiškia nuo to, kokią patirtį vaikai gauna, kokius pavyzdžius mes jiem rodom, kokius modelius jie mato savo aplinkoje. Ir kitas dalykas, kas yra labai svarbu galvojant apie tai, kaip vaikai reiškia emocijas arba nereiškia, ar kreipiasi pagalbos ar nesikreipia pagalbos, tai klausimas, ar mes esam nešališki, matydami vaikų elgesį. Ir pavyzdžiui, ar vienodai reaguojame, kai agresyviai elgesi berniukas ir kai agresyviai elgesi mergaitė. Kai verkia berniukas ir kai verkia mergaitė. Kai, nežinau, šitą liūdi, ar ne, vienos lyties vaikas ar kitos lyties vaikas. Ir realybė visgi yra ta, kad neretai mes suaugusieji esam šališki. Ir tikrai skirtingai reaguojame į skirtingų lyčių vaikų, tą kreipimąsi pagalbos ir įvairius elgesio signalus, kuriuos štai prieš tai paminėjau. Tai ruošdamasi šitam webinarui, taip peržiūrėjau ir įvairiausių irgi paskaitinėjau ir straipsnių, ir tyrimų, kurie buvo daryti. Ir visgi turiu, taip sakant, nuliūdinti jūs, kad yra keletą tokių lyčių stereotipų, kur atrodo mes jau čia kaip visuomenė tokie ir brandesnį ir tarsi aktyviau pastebėm ir matom, kurie veikia vaikų tą emocinės pagalbos ir emocijų raišką ir galimybės kreiptis emocinės pagalbos. Ir štai pirmasis iš jų visgi mes vis dar siunčiame žinutę įvairiais būdais, kad berniukai turi būti stiprus ir pridėjau skliaustelėse ir vyrai neverkia. Ir galvoju, tikrai iki šiol tenka išgirsti net mažam vaikui pravirkus ir sakoma, nu tai argi gražu tokiam berniukui šitaip verkti, nu tai argi toksai vyras, tikrai čia yra ko verkti tokiam vyrui kaip tu. Ar ne, kur tikrai yra labai aiškiai susiejama su lytimi ir tai nėra tiesiog, nežinau, žinutė apie tai, kad taip gali būti liūdna, natūralu verkti, bet vis tiek yra susiejama per tam tikrą lyties prizmę.
Kitas stereotipas, kuris irgi gali veikti ir veikia vaikų galimybės kreiptis pagalbos, kad berniukų problemos lygu elgesio problemos. Ir tą kartais tenka girdėti įvairiais kampais, nežinau, kartais tėvai aptarinėdami vaikus sako, nu jo, pas mus berniukai tai tokie ten aktyvus, duodasi, žodžiu, ištisai ten išderina triukšmingo, mergaitės tai va tos, kurios ten ir mokosi, ir stengiasi. Va, vėlgi mes skirstom pagal tam tikras grupės, ar ne? Ir būna, taip sakant, berniukų, kurie irgi lygiai taip pačiai yra susikaupę, dėmesingi, mokosi, nėra triukšmingi ir nėra tik tai aktyvus, bet jie tampa tos grupės dalimi, ar ne? Tai tikrai mokyklose ir ypač ir tose socialinėse situacijose tas emocinis distresas, jisai būna interpretuojamas kaip kažkoks netinkamas elgesys, bet žinoma, mergaitės irgi lygiai taip pačiai gali, jausdamosi stresą, nerimą, irgi išreikšti per elgesį, tik tai kartais tas tarsi tampa mažiau pamatyta. Dar vienas stereotipas, kuris veikia, kad mergaitėms iš esmės yra, ir čia aš nepridėjau, bet tikriausiai reikėtų sakyti, iš prigimties yra būdingas emocionalumas ir jautrumas. Ir kuo šitas stereotipas yra pavojingas, kad tada, nežinau, mergaitė, kuri, pavyzdžiui, galbūt jautriai sureaguoja, apsiverkia arba nerimauja, tas gali būti nurašyta kaip visiškai normalu. Taigi joms būdinga, nežinau, dramatizuoti arba būti tokioms jausmingoms arba verkti štai tokiose situacijose. Ir vėlgi priskiriama kaip grupiai, o nematoma to individualaus vaiko skausmas ir jausmas, kurį jisai atsineša į tą konkrečią situaciją. Ir dar vienas stereotipas, kad emocijos turi lytį. Skamba keistai, bet visgi iki šiol yra situacijų, kai tam tikros emocijos arba būsenos yra priskiriamos tam tikrai lyčiai. Tai jeigu pagalvotumėt savo, kokios emocijos yra priskiriamos kuriai lyčiai, tai moteriams ir mergaitėms dažniau yra priskiriamas liūdesys, baimingumas arba nerimastingumas, empatija, jautrumas, tai čia tiek jausmai, tiek tam tikros savybės, ar ne? Tuo tarpu vyriškomis emocijomis laikomas pyktis, kažkoks, nežinau, veržlumas, atkaklumas iki šiol. Ir tai yra, nežinau, jeigu mergaitė, nežinau, ar daug rodo pykčio, ar yra veržli, ar yra labai atkakli, kartais tikrai gali būti pavadinta ir berniukiška, ir kartais, nežinau, sustabdoma, nes mergaitės turėtų būti švelnesnės ir panašiai. Ir netgi yra pastebima, kad net kūdikių emocijos irgi būna skirtingai interpretuojamos pagal priskirtą lytį. Kad štai pavyzdžiui, jeigu verkia berniukas, į tai sureaguojama šiek tiek kitaip negu kai verkia mergaitė. Tai čia kalbu ne apie didesnį, o apie kūdikišką, ar ne? Kur netgi pažvelgia į kūdikį mes negalim pamatyti ar nustatyti jo lyties, bet būna, kad šalia esantys suaugusiai jau sureaguoja šiek tiek skirtingai. Pavyzdžiui, berniukams dažniau įvardina, kad tai yra pyktis, mergaitėms dažniau įvardina, kad tai yra liūdesys. Ir paskutinis stereotipas, kuris tikrai veikia vaikus ir paauglius ir jų galimybės kreiptis pagalbos. Ir buvo labai įdomu paskaityti, kad Norvegijoje netaip seniai 24 metais yra publikuotas tyrimas, kuriame būtent buvo kalbinami jaunesni paaugliai, maždaug 7 klasės paaugliai, apie savo emocijas, apie tai, kaip jie drįsta kreiptis pagalbos, kaip jaučiasi, jeigu kreipiasi pagalbos. Ir viena iš tyrėjų išvadų buvo, kad visgi šita būk vyras ir susitvarkyk pats yra labai įvidinta šito amžiaus paauglių berniukų nuostata, kad tarsi kreiptis pagalbos yra silpnumo ženklas ir tada tu turi kažkaip vis tiek dorotis pats. Kodėl taip nutinka? Kartais galim sakyti, bet mesgi sakom vaikams, kreipkitės pagalbos, visiems galima kreiptis pagalbos, bet gali būti, kad savo pavyzdžių to nerodome, ar ne? Ir vaikas savo aplinkoje daug mato visai kitokio elgesio, kad būtent vyrai nesikreipia pagalbos arba kreipiasi, jeigu kreipiasi, tai yra kažkaip aptarinėjama kaip pernelyg, nežinau, silpnumo ženklas ir panašiai. Ir tada tikrai tai vidinama žinutė, būk vyras ir susitvarkyk pats, labai lemia, kad yra paaugliai, kurie labai norėtų kreiptis pagalbos, bet nedrįsta, nes galvoja, kad tai bus labai didelė gėda, arba kad jie bus už tai kažkaip, tai nežinau, stigmatizuojami arba atstumiami, pavyzdžiui, savo bendramžių. Kodėl svarbu galvoti apie lyčių stereotipus? Tai tikrai, ką aš jau ir minėjau ir pradėdama šitoje temoje, kad tikrai lyčių stereotipai ne tik veikia pačių vaikų elgesį, tai reiškia, kad jie irgi išmoksta. Tai reikia kalbėti apie emocijas ar nereikia kalbėti. Tai jeigu liūdžiu, aš turiu sakyti, kad liūdžiu, ar visgi tada man sakyti, kad pykstu, nes dažnai suaugę taip suinterpretavo mano liūdesį, ar ne? Ir panašiai. Tai yra viena vertus, kad berniukai tampa nematomi emocinių sunkumų lauke, ir jiems tampa labai sunku būti pamatytiems, nes jeigu tik elgesys yra problema, tai ir reaguojama tik į elgesį, o tarsi tie emociniai sunkumai tampa ir nepamatyti. O mergaičių sunkumai,
kas yra nuvertinami arba priskiriami tokiam natūraliam emocingumui. Ir tada tikrai tu turi labai pasistengti, daug parodyti, kaip man yra sunku, kad galiausiai kažkaip būtų pastebėta mergaičių poreikis gauti pagalbą. Tai kaipgi galime įveikti tuos lyčių stereotipus ir kas čia, jau keliausim į tokią paskutinę mūsų webinaro dalį, kur pasidalinsiu tokiom visokiom nežinau, patarimais, pavadinkime, ar ne, arba svarbiausiais dalykais, kas gali padėti tiek įveikti lyčių stereotipus, tiek paskui suteikti pagalbą patiems vaikams. Tai tikrai yra labai svarbu, kad mes suaugusiai būtume budrus ir atskirtume elgesį nuo lyties ir klausti savęs, nežinau, kodėl šis berniukas ar ši mergaitė vienaip ar kitaip elgesi, ar ne, bet tikrai klausti, ką šis vaikas dabar jaučia, ar ne? Ir nesvarbu, ar tai yra, nežinau, supykęs berniukas ar supykusi mergaitė, ar tai yra atsitraukęs paauglys ar atsitraukusi paauglė. Labai svarbu tiesiog pagalvoti, ką šis konkretus vaikas jaučia, kas gali slėptis po šituo elgesiu, kurį aš pastebėjau. Tiek įvairių lyčių vaikus vienodai mokyti emocijų žodyno. Tai reiškia tikrai nenuvertinant ar negalvojant, nes jeigu mes turim galvoje, kad, žinot, berniukai iš prigimties tarsi mažiau kalba apie emocijas, tai gali būti, kad mums tada ir netrodo labai svarbu su jais apie tai šnekėti. Tai taip, galbūt skirtingo amžiaus vaikai turi skirtingą žodyną ir gali būti, kad, nežinau, štai 7-okės mergaitės ir 7-okai berniukai atrodo, kad mergaitėms lengva tam tikrus dalykus įžodinti, berniukams sunkiau įžodinti. Bet tai nereiškia, kad jiems nereikia ar kad jiems nerūpi. Tai dėl to yra labai svarbu negalvoti apie tai, nežinau, kuriai lyčiai ko labiau reikia, bet tikrai visiems vaikams, kiekvienam vaikui reikia turėti savo emocijų žodyną ir gebėti apie tai pasakyti. Būti budriems, kokį patys žodyną vartojame. Ir čia, sakiau, keletą pavyzdžių, tai tikrai atkreipti dėmesį, ar mes nepriskiriame tam tikrų savybių, ar tam tikrų situacijų, ar tam tikro elgesio konkrečiai lyčiai. Ir nekomentuojam tą per lyties prizmę. Nes jeigu mes komentuojame, tai vaikai, žinoma, irgi tas žinutės įvidina. Ir ypatingai, pavyzdžiui, vaikams, kurie gali būti nebinariniai, kuriems sunku iš vis patekti į vieną ar į kitą tą lyties, apibrėžti per tą lyties kategoriją, tai jiems tikrai gali būti irgi labai sudėtinga suprasti, kaip čia, tai su kuo čia man tapatintis, tai kas aš esu, kaip man čia suprasti, kaip būti su tuo emociniu pasauliu. Reflektuoti savo nešališkumą, neįdėjus kliaustelius, nes tikrai būname šališki, natūralu, nes mes tikrai esame užaugę ir didžioji dalis mūsų tikrai irgi turime tam tikrų stereotipų savo viduje, ar ne? Tokių ir neįsisąmonintų, ir įsisąmonintų. Tai tikrai pagrindinis gal klausimas būtų, ar aš taip pat reaguočiau, ar tą pačią žinutę siųsčiau, jeigu šioje situacijoje būtų kitos lyties vaikas. Ir jeigu atsakymas taip, tai vadinasi, turim permastyti savo reakcijas ir padaryti jas kiek įmanoma draugiškesnės vaikui, o ne lyčiai, ar ne tai konkrečiai lyčiai. Kurti jausmus leidžiančią aplinką. Tai reiškia, nežinau, kalbėti apie jausmus, klausti apie jausmus nepriklausomai nuo to, kokios lyties yra vaikas. Ir tikrai normalizuoti, priimti ar nesuprasti, kad gali skirtingiems vaikams kilti skirtingi jausmai. Ir naudoti stereotipus laužančius pavyzdžius. Tai čia tikrai tiek, nežinau, žiūrint filmus, tiek skaitant knygas, tiek diskutuojant, tiek savo pavyzdžių. Tikrai, jeigu mes savo pavyzdžių laužome tam tikrus stereotipus, tai tada ir vaikams lengviau išsivaduoti, jeigu jie jau turi tam tikrą stereotipinį irgi matymą apie save ar apie pasaulį. Na ir galiausiai, kokio suaugusių reagavimo reikia, jeigu mes pastebėjome įvairiausius signalus, susirūpiname vaikų ir norime tą pagalbą pasiūlyti. Tai pradėsiu nuo kelių minčių, kas padeda nepražiūrėti vaikų emocinių sunkumų. Tai jau aptarėme, ar ne, kad yra tikrai skirtingi būdai, per ką gali vaikai pasakyti netiesiogiai apie tai, kad jiems yra sunku, kad jie turi kažkokių sunkių jausmų ir galimai su jais neranda būdų, kaip susidoroti. Tai tikrai toks, sakyčiau, nuoseklus stebėjimas paties vaiko. Ir aš tikiu, kad čia dalyvauja žmonės tikrai labai esantis įvairiuose santykiuose su vaikais. Kažkas esate šeimoje su vaikais, kažkas galbūt vedate būrelį, kažkas esate mokytojas ir matote su vaikais mokykloje. Tai tikrai, jeigu mes būname su vaikais bent dalį laiko dienoje arba kas savaitę sustinkam, tai tikrai mes galime pastebėti tiek kažkokius elgesio, tiek emocijų protrukius, tiek atsiradusius kūno pokyčius. Ir tada priklausomai nuo mūsų vaidmens mes galime arba patys imtis kažkokių veiksmų, arba pasidalinti tą informaciją su, tarkim, vaikui svarbiais suaugusiais, tam, kad tas elgesys arba tie kūno pokyčiai irgi nebūtų pražiūrėti. Atkreipti dėmesį į pokytį ir jis yra dėsningas. Šitą jau minėjau šiek tiek anksčiau, tai dabar nebeišsiplėsiu. Kurti erdvę mažiems susitikimams kasdienybėje ir ritualus padedančius matyti, kaip vaikas jaučiasi
Tai čia matyti ypatingai svarbu, galvojant apie šeimos tokius ritualus, tai tikrai pagalvokime, kada mes su savo vaikais turime galimybę pasišnekėti, kur yra mūsų per visą dieną, per visą savaitę tie laikai, kai mes galime, nežinau, be ekranų, be kažkokio papildomo triukšmo kalbėtis apie tai, kokia buvo mūsų diena, kaip jaučiamės mes, kaip jaučiasi vaikai, ar turime kažkokių ritualų, kurių metu galime, nežinau, aptarti, kaip praėjo diena, kaip sekėsi buvimas su draugais, ką vaikas naujo atrado, ką pajuto ir panašiai. Ir taip pat tie ritualai gali būti svarbus ir grupėje vaikų, kaip pavyzdžiui, nežinau, ten skirtingos ugdymo įstaigos naudoja, ar ten ryto ratą, kuomet kažkaip pasilabinam, ar ten kartą per savaitę yra kažkokia pamoka, kurie daugiau skiriame dėmesio jausmams. Tai tikrai yra labai svarbu ne tik tai skirti tam laiko, bet ir turėti tokią erdvę, kurie tikrai kiekvienas jaustųsi pamatytas. Labai svarbus yra suaugusių bendravimas ir bendradarbiavimas, nes tikrai vaikai per dieną pakeičia keletą skirtingų lokacijų. Jie būna namuose, būna mokykloje, būna savo būreliuose, įvairiose kitose vietose. Labai svarbu, kad mes suaugę keistumėmės pastebėjimais, klaustume vieni kitų, jeigu kažką pastebėjome vaiko elgesį ir dėl to mums kilo tam tikro nerimo. Ir aišku, labai yra svarbus mūsų pavyzdys, kad nepražiūrėtume tų sunkumų, ar ne, kad vaikai nemaskuotų, nesistengtų visokiais pajėgumais slėpti nuo mūsų, kad su kažkokiais sunkumais susidūrė, kaip mes komunikuojam apie savo sunkumus, ar pripažįstam, kad mums reikalinga pagalba, ar galim sau leisti pasidalinti prie vakarienės stalo, kad man buvo šiandien sunki diena, aš susipykau, arba, nežinau, nutiko štai dalykas, kur pasielgiau taip, kaip dabar gailiuosi ir nenorėčiau taip pakartoti, ar ne. Tai jeigu mes dalinamės tam tikrais dalykais, tikėtina, kad ir vaikui bus drąsiau pasidalinti, matydamas, kad yra suaugę šalia, kurie taip pat kalba. Ir čia dar matote irgi keletą tokių žinučių, kad tikrai labai svarbu vaikui pasiūlyti pagalbą tada, kai elgesys ar simptomas yra dažnas arba intensyvus, kai atsirado staiga, kas gali žymėti kažkokį tai tikrai staigų įvykį arba kažkokį sunkų įvykį vaiko gyvenime. Jeigu pastebim, kad stiprėja laikui bėgant, atrodo pradžioje retai buvo, dabar staiga vis daugiau ir daugiau. Trukdo vaiko kasdieniniam funkcionavimui arba atsiranda draugė su kitais pokyčiais. Tai tikrai žinoma, kad jeigu yra tik vienas kažkoks simptomas, pavyzdžiui, ten nežinau, atsiradęs tikas, štai pastebim, kad trūkčia vaiko akis, tai gali būti, kad tiesiog trūksta tam tikros medžiagos organizme, ar ne, ir tą galėsim tokiu būdu ištaisyti. Bet jeigu yra ir tikas, ir atsiranda kažkoks neramumas kūne, ir pastebim, kad prasčiau miega, ir galbūt kažkokie elgesio pokyčiai atsirado, tai tikrai tai yra jau visuma rodo, kad pagalbos reikia. Ir tada bandykime suprasti, kokios pagalbos ir su kokia situacija vaikas susidūrė. Tai jau truputį išlipu iš savo žadėtų laiko limitų, bet nedaug liko, dar porą skaidrių, kurias noriu Jums papasakoti ir tada tikiuosi galėsime staptelėti prie Jūsų klausimų. Tai koks suaugusių elgesys padeda padėti? Tai labai praktiniai bus su tokiais pavyzdžiais, ką noriu tikrai parodyti. Tai žinot, jeigu pamatėme ir pastebėjome, įvardykime tai, ką pamatėme. Tavo kūnas rodo, kad kažko nerimauja. Iš to, kad esi, nežinau, labai liūdnas jau kelintą dieną, man atrodo, kad kažkas vyksta tavo gyvenime. Pasikalbėkime apie tai. Ar ne, tai reiškia, atspindėkim tai, ką pastebėjome ir kvieskime vaiką į tolimesnį pokalbį. Klausti ir labai įdėmiai klausyti. Ir tikrai įdėmus klausimas reiškia įdėmus klausimas. Tai nereiškia galvojimą, ką aš jam čia pasakysiu. Reikia labai svarbu yra atpažinti, jeigu staiga aš pasijuntu, nežinau, vaikas pasakoja, bet aš pradedu erzintis, nes galvoju, jisai čia kažką man čia, ne taip reikia daryti, ar ne, kitaip reikėtų elgtis tokioje situacijoje. Tai jau čia nebėra įdėmus klausimas. Tai yra įdėmus klausimas, tai tikrai toksai girdėjimas, ką vaikas sako ir visų pirma gilinimas į tai, ką jisai sako, o negalvojimas, ką aš čia turėsiu dar pasakyti arba kaip aš čia turiu būtinai nepamiršti jam čia kažką tai sureaguoti ir paaiškinti. Atspindėti, parodyti, kad supratote tai, kai vaikas sako, ar ne? Pavyzdžiui, tau buvo baisu, kai likai vienas, ar ne, arba panašu, kad tu tikrai buvai išsigandęs, ar ne? Pagal tai, ką jau vaikas papasakojo, tiesiog įvardinti tai, ką aš išgirdau. Priimti jausmus, suprantama, kad supykai, natūralu, kad buvo liūdna, tikrai ir man būtų liūdna panašioje situacijoje. Tai yra įvairios reakcijos padedančios parodyti, kad jausmai yra natūrali dalis ir kad aš juos ir suprantu, ir priimu, gali būti labai labai svarbi.
Ir tik tada jau pradėt galvoti, o tai kaip aš galiu padėti, ar ne? Tai tas pagalbos siūlymas arba galimų sprendimų siūlymas vaikui yra tikrai svarbu siūlyti tada, kai vaikas tam yra pasiruošęs. Ir yra labai svarbu paklausti paties vaiko, kaip tu galvoji, kaip galėčiau tau padėti, arba kokios tau pagalbos iš manęs labiausiai norėtųsi. Ir yra situacijų, kai vaikams nereikia kažkokios konkrečios pagalbos. Jiems reikia tiesiog suaugusiojo, kuris išklauso, kuris pabūna, kuris, nežinau, leidžia paliūdėti, leidžia papykti, leidžia patylėti. Bet bus situacijų, kai jiems labai norėsis konkrečių sprendimų ir tada jūs galėsite jų ieškoti kartu. Tai kai jau ieškote sprendimų, galvojate apie skirtingus sprendimų variantus, ar ne, kokia ten situacija bebūtų, tai yra svarbu nedaryti už vaiką, bet padėti rasti jam tinkamą būdą, ar ne, ir kad jisai pats nuspręstų, išsirinktų ir galvotų, kaip tą konkretų būdą pritaikyti. Tai jeigu, žinot, paklausėm, kuo galiu padėti, galbūt prigeneravom kartu skirtingų idėjų, galima žiūrėk įvardinti. Galvojam apie tai ir apie tai. Kaip tu jauti, kuri tau idėja labiausiai patiktų. Po tam tikro laiko grįžti prie tos situacijos ir pasiteirauti, kaip sekėsi. Tai reiškia, jeigu aptarėm kažkokius sprendimus, vaikas kažkokį sugalvoja variantą, kaip jisai, nežinau, savo padės toje situacijoje, nereikia išorinės pagalbos prašyti, po kiek laiko paklausti, kaip tau dabar, kaip sekėsi, ar ne, arba kaip tu dabar jautiesi. Ar pasikeitė kažkas, ar ne, po to, kai pabandėjai. Pastebėti ir pastiprinti, kai vaikas jums atsiveria. Tai reiškia, kartais gali būti, kad mes patys esam labai proaktyvūs ir ateinam, klausiam, kalbinam vaiką, ar ne? Bet kartais bus situacijų, kai galiausiai vaikas pats pasakys, kad štai mama, tėti, mokytojau ar būrelio vadovė, noriu papasakoti. Tai tikrai yra labai svarbu pasidžiaugti tuo atsiverimu ir pasitikėjimu ir tikrai pasakyti, kad man buvo tikrai svarbu, kad tu pasidalinai. Ne? Netgi tada, kai, nežinau, vaikas neleidžia jums ten kištis ir nieko daryti, vis tiek yra svarbu pripažinti, kaip yra svarbu girdėti, kai vaikas išdrįsta pasikalbėti su jumis. Ir aišku, yra labai svarbu reguliuoti savo emocijas. Jeigu mes, nežinau, labai audringai reaguojame, labai susijaudinę reaguojame, ateinam į pokalbį su vaiku, jau kažkokie sudirgę, tai tikrai tas gali būti, kad nepadės tuo momentu. Tada yra svarbu irgi pripažinti, pasakyti, žinai, man dabar yra sunku kalbėtis, aš turiu truputį atsitraukti ir aš norėsiu grįžti prie šito pokalbio vėliau. Tai tikrai esam jaučiančios būtybės, tas yra natūralu, tai neneikime tų jausmų, neapsimetinėkime, kad jų nejaučiam, bet tada tikrai mokykime jas reguliuoti. Nes vaikai irgi jaučia tuos pačius jausmus, daug ką mokosi iš mūsų ir jeigu mes rodysime pavyzdį, kaip susijaudinus atsitraukti, nusiraminti ir grįžti vėliau, gali būti, kad ir vaikai tą patį elgesio modelį vėliau pradės taikyti. Tai vaikai pradeda kalbėti apie savo sunkumus ne tik tada, kai gauna tam reikalingų žodžių, ar ne? Jie kartais labai anksti tų žodžių išmoksta, bet jie kalba apie savo sunkumus tada, kai patiria, kad už savo jausmus jie nėra kritikuojami, jie nėra gėdinami, jie nėra atstumiami, kai jie tikrai jaučia, kad yra saugu tuos jausmus atverti ir papasakoti apie tai, kas jiems yra sunku. Tai keliauju paskutinę skaidrę, kurioje tokios 3 žinutės, ar ne? Tai labai, man yra labai svarbu, kad jūs prisijungėte į šį webinarą ir jums buvo svarbu pasikalbėti apie tai, kaip pamatyti vaikų signalus pagalbos ir kaip į juos atliepti. Tai tikrai išklausykime tuos vaikus, kurie yra šalia. O jeigu jums atrodytų svarbu arba įdomu prisidėti prie vaikų linijos veiklos, tai irgi turėkite omenyje, kad vaikų linija kiaurus metus kviečia savanorius, tikrai galima bent jau užsiregistruoti ir gausite visą informaciją, kuri yra reikalinga apie savanorystę, o galbūt norėsite skirti paramą vaikų linijai. Tai čia aš sustoju, matau, kad taip mūsų laikas artėja link valandos, tai kas dar neturite pabėgti, nepabėkite, nes manau, kad yra vienas kitas klausimas ir bent keletą minučių skirsime jūsų klausimams ir atsakymams. Tai sveiki, aš užduosiu, įgarsinsiu tuos klausimus, tai iš tikrųjų tėvai labai nori daug praktinių patarimų. Sako, čia tiek buvo daug teorijos, bet pasakykit, kaip elgtis mums tėvams, kai matom konkrečius signalus. Pavyzdžiui, ir aš dabar kelis pavardinsiu, ar ne, kaip elgtis, kai vaikas krapšto dėlės, arba ką pasakyti ar padaryti, kai pamatai, kad vaikas kramto nagus. Tai čia tokie fiziniai signalai, taip pat klausia čia labiau kalba apie paauglius, o tai ką daryti, jeigu pamatai tuos signalus, klausia, bet atsisako kalbėti paauglys. Tai čia toks paaugliško amžiaus ir paskui apie mažesniuosius vaikus irgi klausia.
bet jeigu mato, kad per pyksta, pavyzdžiui, išreiškia signalus, kad gimė mažesnis brolis ir 4-metis ten ir žnaibo tą mažesniajam, tai vat kaip atliepti tos poreikius, kaip pamatyti ir irgi mažas vaikas, kad visi kanda, ten į žnybą ir lyg ir kalbamės ir vat bandom išbūti su pykčiu, nedraudžiam pykti, bet kai vis tiek viskas iš pradžių vėl, ar ne? Tai apie visko po truputį, jeigu kažko neatsakysiu, tai man kolegė Šarūnė pasakys, ko neatsakysiu. Tai tikrai vienas iš tų dalykų, ką yra svarbu daryti, jeigu, pavyzdžiui, kaip minėjote, pastebėjote, kad, tarkim, vaikas kramto nagus. Tai vienas iš tų dalykų, tai yra tikrai visų pirma pabandyti įvardinti, ką pastebėjau ir paklausti, arba pastebėti, kokiose situacijose tas kartojasi. Tai vienas iš dalykų, jeigu matom jau, kad kartojasi tam tikrose situacijose, šį pavyzdžiui nekramto, bet kažkoks atsiranda konkretus, nežinau, ar ugdymo įstaigoje, ar ten pavyzdžiui, ruošiant pamokas, ar ten kažkokioje kitoje situacijoje, tai jau mes galim, taip sakant, toliau kalbėdami su vaiku susijęti tuos dalykus ir sakyti, žinai, aš pastebėjau, kad kartais tu kramtai nagus, kai. Ir vardinam konkrečią situaciją, kurioje vyksta ta situacija. Ir pirmas iš dalykų, ką galime pasiūlyti, tai paklausti vaiko, kaip galvoja, gal galim kažko pakeisti šitą, nes panašu, kad tau neramu tose situacijose, kaip galim rasti kitą būdą, kur tu galėtum tą nerimą kažkaip išreikšti ir geriau suprasti. Tai čia yra keli dalykai, ar ne? Tai pastebim patį simptomą, pabandom suprasti, kokiose situacijose tai kyla. Ir tada, jeigu kalbame su vaiku, tai yra svarbu ir suprasti, dėl ko jam yra neramu, ar ne? Ar tai yra nerimas, nežinau, kad man kažkas nepavyks, ar yra nerimas, dėl kažkokios konkrečios socialinės situacijos. Ir tada, pavyzdžiui, paieškoti būdų, kuo gali tą pakeisti. Ir tikrai tai gali būti, nežinau, galbūt kažkokio daikto laikymas rankose, ar ne? Kuris gali, jis irgi padeda tada pasitelkti kūną, ar ne? Galbūt turėjimas kažkokio ten, pavyzdžiui, popieriuko ir ten rašymas ant to popieriuko, arba piešimas, ar ne? Tai yra skirtingi būdai, kurie gali padėti vaikui toje situacijoje kažkaip nusiraminti. Tai aš sakyčiau, tikrai vienas iš būdų į tai reaguoti, tai yra tikrai ieškoti, kuo galime pakeisti, ne iš karto atimti šitą būdą, ar ne, nes tikriausiai vaikui jis tikrai padeda nusiraminti, bet kažkuo tai pakeisti ir aišku žiūrėti, kokios yra mūsų galimybės mažinti nerimą toje konkrečioje situacijoje, kurioje vaikas jaučia, kad tenai krapštinėja ar ne tuos nagus arba kramto nagus ar kažkokiu kitu elgesiu išreiškia tą nerimą. Tai čia matyt viena tokia tema. Dabar galvoju, kita tema, kurią minėjai Šarūnė, apie paauglius, kurie užtrenkia tarsi duris prieš nosį, ne? Kaip sakiau, ta tiesioginė ir netiesioginė. Tai vienas iš dalykų tikrai, man tai yra nenuostabu, tikrai ne po pirmo pabandymo paaugliai nori kalbėtis, ar ne? Tai čia yra labai svarbu mūsų kantrybė ir bandymas dar ir dar kartą. Jeigu, nežinau, bandau vieną kartą, bandau antrą kartą, bandau trečią kartą, vis tiek paauglys atsisako kalbėti ir tai aš taip spėčiau arba nujaučiau, kad tikėtina, kad mes iki galo nežinome, tai kas vyksta jo gyvenime. Pastebėjom, kad kažkas vyksta, bet nežinom kas. Tada aš sakyčiau, labai svarbu paaugliui perspėti, žinai, kad man yra neramu, kas su tavim vyksta ir aš norėčiau tada, aš planuoju, nežinau, kreiptis į mokytoją, paklausti, kaip mato tavo, kaip tau sekasi mokykloje. Aš pakalbinsiu kitus žmonės, kurie tave mato kitais dienos momentais, apie tai, kaip tu laikaisi ir ką jie galbūt pastebėjo. Nes man atrodo, kad tu turi kažkokių sunkumų, man svarbu suprasti ir tau padėti, bet tikrai be tavo pagalbos aš to negaliu padaryti. Ir tai yra labai svarbu daryti ne už paauglio nugaros, tada tikrai būtinai perspėti apie tai, kad planuoja tą daryti ir žiūrėti, kaip bus toliau. Būna situacija, kada paaugliai tada tikrai labiau nori patys kontroliuoti ir sako, ne, aš geriau pats papasakosiu, kas vyksta. Būna, kad jie tada sutinka su tuo ir jūs galite gauti papildomos informacijos mokykloje ir tada jau žinodami daugiau tokios situacijos, bandyti vėl kažkaip taip pakalbinti ir pasakyti, ką sužinojote. Tikrai kartais reikia daug kantrybės, bet jinai tikrai labai apsimoka. Ir jeigu jūs nuoširdžiai kažkaip tai signalizuosit savo paaugliui, kad man tikrai rūpi, tikrai noriu suprasti, aišku, visą laiką pagalvokite, ar nėra taip, kad paauglys bijo atsiverti apie savo sunkumus, nes bijo kažkokios jūsų reakcijos, turi kažkokią patirtį. Tada irgi labai svarbu būti kritiškiam savo, kažkokiam reakcijom. Ir gali būti, kad mes, žinot, labai kviečiam kalbėti, bet paskui labai vis tiek audringai sureaguojam ir paaugliui atrodo, kad jis vis tiek gavo, nežinau, bausmę už tai. Arba, pavyzdžiui, tikrai, ar nereaguojam bausmėmis į tai, kas iškyla kaip sunkumas, ar ne? Toksai, ir jeigu, pavyzdžiui, tikrai paauglys kažką patyrė kaip neigiamą pasiekmę, tai tada tikėtina, kad jis tikrai nenorės pasakoti savo suaugusiems tam tikrų sunkumų, nes bijos, kad štai ir už tai galbūt galimai bus ten nubaustas ar labai patirs kažkokią audringą reakciją.
Ir dar buvo viena situacija, kai minėjote, kad štai gimsta jaunesnis brolis arba sesė ir vyresnėlis tikrai atrodo, atsiranda tie elgesio pokyčiai. Tai jeigu aš, tikrai galbūt ne kiekvienoje situacijoje gali tos visus konkrečius būdus įvardinti, man tai atrodo, kad kartais labai padeda susėsti su specialistu, aš labai drąsinčiau, yra tėvų linija, kurią galima kreiptis, kur galima išsamiau aptarti situaciją ir padiskutuoti ir labiau suprasti, kur galbūt ką galite savo kasdienybę ir elgesyje keisti, kad ir tas vyresnėlis vis dar jaustųsi matomas ir jam nereikėtų per, kandžiojimą ar kitus dalykus, kažkaip bandyti kovoti už tą savo pirmagimio teisę, ar būti tokiam labai pamatytam. Tai viena vertus tikrai yra labai svarbu ne tik tai kalbėti, bet matyti skirti vaikui dėmesio tais momentais, kai matom, kad jam to dėmesio reikia. Tikrai peržiūrėti tokią dienos rutiną ir pasižiūrėti, ar nėra taip, kad tas vyresnėlis tikrai staiga labai turėjo užaugti ir mes keliam jam kažkokius aukštesnius reikalavimus, negu kėlėme iki tol. Ir tikrai pagalvoti, ar jam yra to laiko tokio nedalomo dėmesio, kai yra kitas mažiukas kūdikis, kad to laiko su juo būti taip, kaip jam norisi. Ne tik tose situacijose, kai jisai pyksta, bet ir tose situacijose, kai jisai nori žaisti, kai jisai nori kažką veikti, ar šito laiko jam liko. Ar jisai gauna ir iš mamos, ir iš tėčio. Ar gauna bent kažkokią dalį to, ką gaudavo iki jaunesnio brolio ar sesės gimimo. Tai čia tikrai yra daugybė dalykų, kurie po truputį gali padėti, kažkaip stiprinti tą vyresnėlio, ar ne, kažkaip tai, jausmą, kad aš, nesvarbu, kad gimė ar brolis ir sesė, aš esu nemažiau vertingas ir galiu gauti dėmesį ne tik tada, kai įkandu ir kažką padarau netinkamo, bet ir kitose situacijose ir kitomis aplinkybėmis. O dar irgi norėčiau grįžti, kur apie trimetį vaiką klausimas, kad pyktį išreiškia įkasdamas, ar ten kažkas skaudaus savo ar kitam padarytamas ir kalbasi tėvai ir leidžia pyktį, bet nesikeičia, žodžiu, kaip išreiškia pyktį, ką tada daryti. Tai vienas dalykas, kai kalbam apie tai, kad kalbamės, nežinau, kas konkrečiai yra sakoma, bet galvokim apie tai, kad trimetis tikrai turi mažą tą tokį informacinę dar talpą savo galvelėje. Dabar kad tikrai jam ne tiek pokalbio reikia, bet tokio, nukreipimo, parodymo, ką jisai gali kasti, tu negali kasti čia, bet gali kasti čia, ar ne, ten kažkokiam kramtuko pasiūlymo, kitų, pagalvę pasiūlyti, kurią gali kasti. Bet aš tai sakyčiau, jeigu yra tikrai jaučiat, kad darot, eilę visokiausių veiksmų, bet vis tiek nesikeičia tas elgesys, pasikonsultuokite su kuo nors, nebūkite vieni. Štai vienas iš pavyzdžių, kai mums reikia pagalbos, ką mes darome, nežinom atsakymų, ieškome atsakymų kartu su kitu žmogumi. Tai tikrai kartais, sakau, užtenka keleto konsultacijų su vaikų psichologu ir tikrai galite atidžiai peržiūrėti, iš kur tas elgesys atsiranda ir kaip vaikui padėti jį keisti. Ir dar yra keli klausimai apie paauglius, bet prieš tai toksai ilgas klausimas, kurį aš jau taip ir perskaitysiu, bet prašo aiškaus ir trumpo atsakymą. Klausimas skamba taip. Tiek jūs, tiek ir bet kurie šiuolaikiniai psichologai apie vaikus kalba taip, lyg jie būtų angelai. Neturėtų jokių negatyvių, destruktyvių polinkių, kitų silpnybių. Ten uždarumo, piktybiškumo, tyčiojamasi. Negi jūs manote, kad mes, tėvai, mokytojai, esame visagaliai ir iš kiekvieno vaiko galime nulipdyti bet ką. Ir kodėl jūs manote, kad yra logiška plikomis rankomis bandyti veikti tą, kuris į tave šaudo iš automato? Ar jūs tikite, jog psichologinių metodų pagalba galima pasiekti, kad nebūtų narkomanų, alkoholikų, nusikaltėlių, vaikų namų ir panašiai? Tai kadangi prašymas yra trumpo atsakymo, tai aš ir pasakysiu trumpą atsakymą. Aš manau, galvodama apie skirtingo amžiaus vaikus, kad nėra nei vieno vaiko, kuris norėtų būti nemylimas, kuris norėtų būti atstumtas, kuris norėtų savo kenkti, kuris norėtų save žaloti, ar ne? Dėl to aš manau, kad taip, po kiekvienu tokiu elgesiu vaikystėje slepiasi kažkoks nepatenkintas poreikis, įvykusi kažkokia neteisybė vaiko atžvilgiu. Ir visų pirma, mes turime pabandyti padėti vaikui su šitais dalykais ir žiūrėti, kaip jam pagelbėti tokioje situacijoje, nes pasakymas, kad jis yra tiesiog piktybiškas ar nežinau, manipuliatorius ar kas tai bebūtų, tikrai niekaip tam vaikui nepadeda. Dabar apie paauglį, toks irgi konkretus klausimas, tai kaip reikia paauglį spausti lankyti veiklą, kurioje nuo mažens matomas potencialas. Daug pasiekta ir nori tiesiog mesti ir siekti jo paties neprimesta. Ir siekti? Kad siekia pats paauglys, kad čia siekta paties paauglio tikslai nebuvo primesta, bet dabar nebenori.
Man atrodo, yra amžiaus tarpsnį ir situacijos, kai tenka priimti savo ribotumą, ar ne? Ir man atrodo, taip yra nuostabu, kad pats paauglys norėjo, siekė, stengiasi, darė tam tikrus dalykus, bet atsiranda laikotarpis, kai reikia leisti jiems patiems spręsti. Ir kai klausimas skamba, kaip spausti paauglį, tai žinot, su spaudimu kaip ir kas vyksta su spiruoklė, kai ją suspaudžiate. Spiruoklė stipresnė atatranka. Kuo daugiau ją suspausim, tuo stipresnė atatranka. Tai paauglystė taip yra laikotarpis, kada paaugliai nori jau turėti dalinį savarankiškumą, nori spręsti patys. Gali būti, kad kada nors jie sakys, gal ir veltui mečiau tą mėgstamą veiklą, bet tai nereiškia, kad jie negalės prie jos grįžti. Tai dabar krenta ar dar tokių konkretesnių atvejų, klausimų, tai man atrodo, ten irgi buvo galima gal ir tėvų liniją pasikonsultuoti, kas konkrečiai, o aš gal dar du tokius klausimus. Tai vienas apie pirmoką, kur kad sūnus pirmokas ir čia apie ilgalaikį tokį pokytį, ar ne, kad iš pradžių mokslai sekėsi, patiko eiti į mokyklą, tačiau viskas pasikeitė. Nebesusikaupia, meluoja, trūksta motyvacijos, nieko nebenori, pamokų neatlieka ir neskaito. Bet jeigu gerai suprantu, tai čia viskas vyksta pirmos klasės rėmuose, ar ne, ta prasme pagal klausimą. Tai man rodos, čia tikrai vienas iš, jūs puikiai iliustruojate tas situacijas, kur aš rodžiau, kaip visa eilė pokyčių nutinka ir tada tai tikrai reiškia, kad kažkas nutiko vaiko gyvenime. Tai ką svarbu dabar daryti, tai svarbu suprasti, kas nutiko, kad staiga iš vaiko, kuris džiaugiasi, norėjo, darė, ėjo, staiga jisai tampa tokiu nenoriu, nedarysiu, atsisakau, ar ne? Ir tai gali būti, kad tai bus, nežinau, stiprus nusivylimas, kadangi šitam amžiaus tarpsnį jiems yra labai svarbu galėti, labai svarbu gebėti, ar ne, būti pamatytiems už savo pastangas, kad man kažkas tai pavyksta, būti sėkmingams. Gali būti, kad, pavyzdžiui, jisai gavo daugiau pastabų negu kažkokio pasidžiaugimo mažomis sėkmėmis ir tada ta motyvacija yra labai nukritusi. Bet neskubėčiau su tokiu vienu apibendrinimu, man rodos, tiesiog labai svarbu kruopščiai pasižiūrėti kartu galbūt ir su klasės mokytoju, kas čia galėjo nutikti, ar ne, kad vaikui taip sumažėjo motyvacija būti mokykloje. Ir dar toks, nežinau, klausimas, pastebėjimas. Aš esu labiau linkusi būti ironiška ir ciniška, bet taip pat labai empatiška ir pastebėjau, kad dukra 13 metų irgi tokio pat modelio ir nematau tame problemų. O reikėtų? Man rodos, kad nereikia ieškoti problemų ten, kur jų nėra. Taip, man tai atrodo, kad tai labai irgi gražiai pasakojat, kad tam tikrus elgesio modelius mes perdodam. Ir jeigu mes tikrai, nežinau, ironiją pasitelkiam, nežinau, kalbėdami apie įvairiausius gyvenimo reiškinius, apie kažkokią kasdienybę. Ir tai yra mums tokia smagi, visai smagus būdas bendrauti savo aplinkoje. Ir paauglystė tai yra tikrai tas metas, kai jie pradeda suprasti ironiją, humorą patys naudoti. Tai čia tikrai nieko blogo tame nėra. Svarbu tik tai, kad būtų, taip sakant, kad koks be būtų paauglys, kokį elgesio modelį jis beturėtų, jis turėtų savo būdą ir kanalą papasakoti apie tai, kai jam reikia kažkokios pagalbos ar kai susiduria su tam tikrais sunkumais. Dabar tikrai jau paskutinis toksai, aš gal apibendrinsiu, apie ribas klausė tėvai, nes yra visokių situacijų, kai mato poreikį, bando atliepti arba pabrėžti, išlaikyti ribas, bet nepavyksta ir ką tada? Ten nebeatsimenu, kiek čia metų vaikas prašosi į lovą ir tėvai brėžia ribą, kad ne, kai turbūt baisu naktį ir tas vyksta 2-3 valandas. Tada kita mama sako, kad kai nepatenkintas poreikis gauti telefoną, tada irgi vyksta drama, bet irgi pažymė, kad truputėlį juokauju, bet ką daryti tuo metu, kai tu atpažįsti poreikį, bet ne visada gal gali jį patenkinti. Jo, tai čia apie telefoną tikriausiai sutiksit, ar ne, kad čia neporeikis, o noras, ar ne, turėti telefoną ir tam tikrą laiką, tai tikrai matyti vienokią ribą, pavyzdžiui, naktinis nerimas arba toksai, kažkoks negalėjimas užmigti vienam ir ieškojimams tėvų ten artumo, jau tikrai gali būti labiau apie tokį išgąstį, kažkokią baimę, kažkokią atsiradusi, žodžiu, tokį vidinį jausmą, kuris yra nejaukus ir kur vaikas gali ieškoti kažkokios tai paramos. Tai čia irgi matyti yra, žinot, įvairūs keliai. Tai vienas kelias, jeigu jūs turite, aišku, nežinau, jums atrodo tikrai, kad čia yra riba, kurios man yra svarbu neperžengti, kad, nežinau, nesvarbu, ar ten vaikui neramu, ar baisu, aš negaliu jo priimti į savo lovą. Tai tikrai tą ribą svarbu išlaikyti, bet šalia to nebūti tiek užsispyrusiam, kad neieškot kažkokių kitų sprendimų. Gal, pavyzdžiui, variantas yra, kad jūs galite pabūti vaiko kambaryje, atrasti kažkokių
būdų, kaip jisai gali, nežinau, nurimti tada, kai jam pasidaro neramu. Tai čia tikrai, man rodos, viena vertus mes galim nepriimti į savo lovą ir šitą ribą išlaikyti, bet šalia to, tai nereiškia, kad mes tiesiog ne ir tu turi tvarkytis pats. Tai mes turim kalbėti ir ieškoti kitų būdų, kas dar tau padėtų nurimti. Ar ne? Ir galbūt tikrai mums paprašiau nueiti, pagulėti, pabūti su vaiku ten tą naktį, ar ne? Ir tada, bet taip tas gali pareikalauti tam tikro laiko. Bet labai yra svarbu vis tiek suprasti, iš kur tas atsirado. Kas čia yra per tas neramumas, kuris yra atsiradęs. O kalbant apie telefoną, tai žinot, labai yra svarbi dalis, čia tikrai yra tokia atskira tema, labai plati. Tai turi būti aiškus susitarimai dėl ekranų laiko naudojimo ir tada tiesiog, bet jie turi būti ne tik tai iš suaugusių sugalvoti ir nuleisti, bet sutarti kartu su vaikais, gali būti užrašyti, gali būti pasirašyti. Yra skaitmeninės etikos centras, kuris turi net paruoštuką, kaip siekti susitarimų su vaikais. Tai jeigu tuos sutarimus turite, tai tada, taip yra, mes sutarėm, pasirašėm, viskas kabo, jeigu yra reikalas, sėskim, persvarstykim, bet tiesiog tada turim išbūti, tą vaiko, nežinau, nusivylimą, liūdėsi, kad negali ekrano gauti daugiau negu norėtų. Tai labai ačiū už atsakymus, iš tikrųjų klausimų krenta ir krenta vis daugiau ir tokių konkretesnių ir vis konkretesnių, bet laikas jau visai išseko. Auditorija prašo paskaitos, kur būtų daugiau praktinių patarimų. Tai štaigi gal mes galėsim pagalvoti, ar galim apibendrinti ir kažkaip atliepti tuos klausimus, o gal tikrai sugalvosim kažkokią sesiją, gal net tikrai labiau sesiją, kur galėtumėt užduoti tų klausimų, nes matom, kad rūpi, džiaugiamės, kad rūpi ir tikimės, kad į tą didžiąją dalį galėjom atliepti. Tai tikrai ačiū labai, kad klausėte ir buvote. Tai siekite vaikų liniją ir žiūrėsim, ką jūs sugalvosim, tai tikrai pranešim, nes tikrai labai svarbu girdėti, kad yra aktualu, kad yra svarbu. Tai galvosime, kaip tą poreikį atliepti. O tamsyk, gražaus visiems vakaro ir iki kitų susitikimų.